Nu, chebrytė, šiandien kol kas pietai, 3 automobiliai atvežti, 2 automobilius išsiunčiau atgal namo. Ir trečias automobilis tinkamas pardavimui, taip kad apsėmė. Ir šį kartą turim automobilį, kurio labai dažnai prašo žmonės, kad surastumėm. Taip kad prašau jūsų dėmesio, nes automobilis tikrai jo vertas. Na, o jeigu jūs turite automobilį, kurį norite parduoti, galite tai padaryti per mus. Viskas, ką reikia, tai atvežti automobilį į mūsų aikštelę adresu Vyšnių gatvėje 2 Lukšiai Šiaulių rajonas, kilometras už Smakų Smako. Ir apsižiūrėsim automobilį, įvertinsim jo rinkos kainą. Jeigu viskas tvarkoj, apsimsim jį parduoti ir tai padarysime už jūs. Ir jums ta paslauga nieko nekainuos. Mes susidedame kelis šimtus eurų už pardavimą ir viskas. Taip kad, jeigu turite, susisiekite nurodytais kontaktais šio video gale. Na, o dabar, bičiuliai, einam. Parodysiu jums gerą daiktą. Taip, chebrytė. Volvo XC60. Labai mėgstamas automobilis lietuvių tautos. Volvo XC60 2018 metai, 2 litrai, 235 kW. Benzinas. Visų varomų. Turi vos kelis smulkius pabraižymus kėbulo, kaip čia va toks vienas. Daugiau gražiai juoda spalvytė, maža rida, kaip sakant, viskas čiki-piki. Crest, ką reiškia Crest, kad naudotos geresnės kokybės medžiagos. T6 AVD. Štai toks mašiniukas, turi perlą. Gerai, va dabar saulė pašvietė, gerai persidoda. Juoda perlo spalva, gražus ratukai, absoliučiai nauji stabdžių diskai tiek gale, tiek priekyje, kaip matot. Na, o daugiau, kaip sakiau, turi vos vieną kitą smulkų kėbulo įbrėžimuką, o aplamai automobilis yra tvarkingas. Automobilis parvežtas iš Amerikos, buvo gavęs čia taifą per viršų, pakeistas kapotas, lempas, sparnas, viskas dėta pagal spalvą. Ką daugiau galiu pasakyti? Tvarkingas automobilis realiai. Prasivažiavau su juo dabar kažkas šiandien apie 30 km. Niekas nei bilda, nei barška. Važiuoja tvarkingai, maloniai. Salone viskas čiki-čiki. Užsirakinom. Taip, oda tikra, minkšta, maloni. Čia gale kaip niekas, kad nebūtų visiškai sėdėjęs, viskas realiai kaip nauja. Sėdinių galai gražus, keleiviam kažką prisidėti galės. Momentum komplektacija, kilesas, akla zona. Langai užsilenkiantis, sėdinių atmintis, pilnai elektra sėdinės, graži vairuotojo sėdinė, niekas nesuplyšė, taip toliau. Beje, po eismo įvykio nei vienas airbagas nebuvo iššovęs, taip kad viskas yra išlikę originaliai. Taip, čia irgi viskas gražu, durelių apdailos gražios, čia tokia graži panelės apdaila irgi. Man visai gerai žiūrisi. Čia taip pat elektrinis bagažinės liftas. Turim panoramą, tai automatiškai bus romantika rajone. Viskas atsidaro gražiai, jokių problemėlių. Taip, čia irgi viskas kaip turi būt. Turi visokiausių asistentų. Apie juos ir pakalbėsim. Kas be ko, aišku, automatas, pilnai multifunkcinis vairas. Taip, iš asistentų turime nuokalnes stabdį, ekonominį važiavimą, linijų palaikymą, parktronikus priekyje gale, cross traffic alertas. Toliau. Įvažiuoti į stovėjimą vietą, tai reiškia, parkuojasi pati, galinio vaizdo kamera, start-stop sistema, akla zona, ženklų
atpažinimo sistema. Kas dar? Susidūrimo prevencija. Nu ir čia valytuvų techninės visokios padėtis ir panašiai. Čia jau, kaip sakant, nebelabai ir esmė. Įsijungiam atbulinį, bumt. Gražiai labai viskas veikia. Veidrodėliai automatiškai įjungus atbulinį nusileidžia. Dabar važiuokit, pastatau ir parką. Tiksliau, jeigu pasimtumėm į D, pasistatom į D, grįžta veidrodėliai į buvusią padėtį, kuri buvo nureguliuota. Taip, kad visi asistentai, kurių reikia, viskas yra. Kaip sakiau, Momentum komplektacija, viskas čiki-piki. Paskaitom lapą, kurį esu paruošęs. Taip. Volvo XC60, 4 varomi, 18 metai, 2 litrai 235 kW benzinas, automatas 77 000 rida ir kaina, bičiuliai, tik 23 500 eurų. Jeigu pasižiūrėtumėt skelbimus, tai už tokią kainą gaunate su 170 000, 160 000 ridos Volvo automobilius. Tokius būtent benzininius. O čia tik 77 000. Taip kad kaina yra tikrai gera. Šį automobilį, kaip matote, galite įsigyti ir išsimokėtinai, ar kita jums patogia atsiskaitimo forma. Jokių problemų. Domina toks Volvo, kreipkitės nurodytais kontaktais virš mano galvos, tai Facebookas arba Instagramas Važiuojam Autobrokeris arba nurodytas telefono numeris. Taip pat šitais pačiais kontaktais galite kreiptis, jeigu norite parduoti savo automobilį per mus. Jeigu norite užsakyti automobilio patikrą arba automobilio paiešką Lietuvoje, kreiptis reikia į Facebooką Važiuojam Auto. Šitais kontaktais šitos paslaugos neužsakysite, todėl prašau, neskambykit be reikalo, nesigaišinam viens kito laiko. Nes to laiko pas mane labai nedaug. Kai darai, kaip sakant, daug dalykų gyvenime, tai automatiškai skaičiuoji kiekvieną minutę. Ačiū visiems už supratingumą. Lauksiu jūsų žinučių, lauksiu jūsų skambučių, pasidalinkite šito video, kam nesunku, spustelėkite laiką, palikite komentarą, ką manote apie šitą automobilį. Na ir ką, susitiksim, manau, kad neilgtrukus. Iki.